A finalas vyrai 200 metrų laisvuoju stiliumi. Aš tikiuosi įnirtingos ir precedentų neturinčios kovos. 8-ame takelyje Titas Štuopis, dar ilgesnių nuotolių plaukikas. Štuopis šiame Lietuvos čempionate jau taip pat iškovojo medalį. Jis laimėjo bronzą 1500 metrų laisvuoju stiliumi vyrų plaukimuose. Pirmajame takelyje Kajus Rimkus, Kauno plaukimo mokykla. 7-ame takelyje Lietuvos jaunasis plaukimo talentas Tajus Juška. Jis pagerino šiandien rytinėje programoje Lietuvos rekordą iki 17 metų, plaukdamas 50 metrų peteliške. Mes sveikiname jį su tuo ir tikėsimės, kad jis padarys tai dar kartą, dar vėliau. Šiandien vakarinėje programoje antrajame takelyje Danielis Kvederis, Klaipėda. 6-ame takelyje taip pat dar ilgesnių plaukikų nuotolių plaukikas Kostas Vaičiūnas, Panevėžio Žemyna. Pirmas panevėžietis iš 2 šiame plaukime, nors reiktų sakyti, kad iš 3. Edvinas Česnakas, Klaipėda. Labai rimtas konkurentas Trepočkai ir Vaičiūnui kovoje dėl medalio. Turbūt reiktų sakyti sidabro arba bronzos, ten bus kova labai rimta. Kristupas Trepočka 5-ame takelyje, mano minėtas Europos jaunimo čempionas ir galiausiai su Lietuvos rinktinė ir Europos čempionas estafetėje 4x200 metrų laisvuoju stiliumi. O čia Danas Rapšys ir man atrodo, kad jo pristatinėti jums žiūrovai per daug nereikia. Metų sportininkas 2024 metų, turbūt tą reiktų pasakyti, metų plaukikas, galbūt taip tiksliau skambėtų. Pasižiūrėsim, ką Danas Rapšys yra paruošęs mums. Atrankoje jis plaukė per minutę 48 ir 47 sekundės. Šimtasias, tai manau, kad rezultatas turėtų gerėti. Palyginimui olimpinėse žaidynėse, kada visi plaukikai pasaulio siekia savo piko, Rapšys finišavo per minutę 45 sekundės ir 46 šimtasias, bet turbūt tokio rezultato čia Vilniuje, koks buvo olimpinėse žaidynėse, turbūt nereiktų per daug tikėtis. Įdomiausia bus kova tarp Trepočkos, Rapšio, Vaičiūno ir Česnako. Pasižiūrėsim. Na ir Juškos irgi nenurašyčiau. 7-ame takelyje jis. – 200 metrų laisvuoju stiliumi. Pasižiūrėsime, kasgi bus stipriausias. Labai galingai pradeda Tajus Juška. Pats sako, kad jo stipriausias stilius yra 100 metrų laisvuoju stiliumi. 100, ne 200. Su juo reiktų sutikti. Būtent 100 metrų laisvuoju stiliumi aš labiausiai jo bijočiau, bet matom, kad 200 metrų irgi jam labai patinka ir labai patinka tiek, kad jis nuo Dano Rapšio atsilieka mažiau nei pusę sekundės po pirmųjų 50 metrų. Be abejo, Dano pagrindinis ginklas yra greičio ištvermė ir jis greitį tą, kurį įgauna distancijoje, sugeba puikiai išlaikyti, o galiausiai dar ir į didesnį paversti distancijos pabaigoje. Bent jau tokį Daną mes pažįstame visą savo karjerą, bet kova šiaip visai apylygė po pirmųjų 100 metrų. Rapšys, Trepočka ir Juška toks išsidėstymas, visai netoli Česnakas bando irgi vytis, ir Vaičiūnas, bet jis jau atsilieka nuo Juškos per korpusą, nuo Rapšio beveik per 2. Rapšys, Trepočka, Juška ir Česnakas. Toks išsidėstymas, kol kas neatrodo Rapšys toks dominuojantis baseine, koks atrodė rytinėse programose. Dar pasižiūrėsime. Rapšys didina savo greitį, 27:51, Trepočka, bet irgi per daug neatsilieka nuo Dano. Pasižiūrėsime, koksgi bus Lietuvos karaliaus, plaukimo karalius laisvuoju stiliumi rezultatas. Tajus Juška kyla į kovą dėl sidabro prieš Trepočką. Ar pavyks jaunajam talentui iš Kauno nugvelbti sidabrą iš panevėžiečio? Turbūt, kad visgi nepavyksta. Rapšys 1:46, Trepočka 1:47, Juška 48. Šiaip tai yra labai neblogai.
Labai neblogai Danas Rapšys suplaukė. Palyginimui tai yra čiut sekundę lėčiau nei tuo, ką jis plaukė olimpinėse žaidynėse Paryžiuje. Sveikinimai Danui su rezultatu, kuris vis arčiau artėja prie to optimalesnio ir be abejo, analogiškai kaip ir Šidlauskui, to rezultato reikės siekti pasaulio čempionate Singapūre. Trepočka 1:47.72, įspūdingas ir Trepočkos šiaip jau rezultatas. Juška 1:48.16, tai yra naujas Lietuvos rekordas iki 17 metų. Dar vieną Lietuvos rekordą gerina Tajus Juška. Danilas Pancerovas lieka be Lietuvos rekordo iki 17 metų. Sveikinimai Tajui. Rapšio auksas, įspūdingas Trepočka ir Juškos Lietuvos rekordas iki 17 metų. Puikus plaukimas, Dano interviu. Minėjai, kad šiandien bus įdomiau, tai ar buvo įdomiau? Taip, įdomiau. Tajau, ar buvo įdomiau? Įdomiau, sakė. Tai šiandien buvo, jau sakykime, mano distancija. Tai visai neblogai. Maždaug tokio laiko ir tikėjausi. Tai laukia kita diena. Ačiū visiems. Ačiū Danai.